Atsikėliau, dabar yra 5:06. Varysim į žygį, dabar verda košė, dėsiuos kuprinę. Reik pasiskubinti, nes pasilikau savo netragiškai daug laiko, bet nuotaika gera. Mėgau sunkiai, bet ką padarysi. Ir tiek žinių, tai judėsim. Ačiū. Atvariau į vietą jau. Kamerą pasistačiau labai smagiai. Nežinau. Atvariau į vietą, oras nuostabus. Pavalgiau, vos spėjau, iš tikrųjų galėjau daugiau savo laiko pasilikti, būčiau tipo normaliau pasiruošęs. Iš ryto. Oras nuostabus. Lauksiu dabar savo kolegos. Vandens baisiai daug prisipyliau. Dėl to kupriniai labai daug vietos vanduo užima. Ir ten taip išsipūtė viskas, tai reiks nugert. Pabiškį nugersiu ir tada turėtų daugiau tilp dalykų. Bet jau tada kaip ir post factum. Maisto nelabai pasiėmiau, žadėjau sumuštinį pasidaryti, nespėjau. Jo, oras puikus, eik savo, man labai patinka rytais. Taip, viskas taip, žinai. Toks kaip yra golden hour, tai ir vakariai ryte yra. Tai ryte toksai retesnis dalykas, nes, tiesiog, žinai, ryte sunkiau atskelt. Parodysiu aplinką. Oras nuostabus, paukščiukai čiulba. O ten kažkokie, kažkas kažkur. Nežinau, kiek čia. Žodžiu. Oras gražus, laukiam stočkaus ir pranešiu, kai jis atvarys. Jo, sėkmės. Taigi, sveiki visi, šiandien mes pradėsime žygį 50 km aplink Vilnių. Jausmai geri, pasiruošę, žiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus, bet pakol kas esam laimingi, linksmi, nusiteikę, gerai, taigi einam pradėti. Taigi, atėjom prie vaizdo gražaus. Užmesk akį į vaizdą. Kol kas esam nuėję 2 km 700 metrų, kas atrodo kaip ir nedaug, bet mes nuo Jeruzalės atėjom, tai atrodo, kad atstumas nemažas. Savijauta gera, nuotaika gera. Biški toks neramumas širdį, nes dar PMKM, bet kaip nors, manau, pavyks. Ačiū.
Atėjom į 5 km ėjom, užtrukom 1 valandą ir 4 minutės. Nuotaikos geros, nepavargom, 10% naita, keliaujam toliau link Žaliųjų ežerų. Taigi, kiek nuėjom? Ir nuėjom beveik 9 km, jausmai geri, mišku ėjom, biški uodų buvo, bet išgyvenom, dabar einam link Žaliųjų ežerų. Manau, ten linksmai galbūt niurką dėsim, bent jau kojas merksim. Taigi pasimatysime ten. Atėjome prie Žaliųjų ežerų, nuėjome 10,5 km, tempas 4,7 vidutinis greitis, jaučiamės gerai, jaučiasi, kad jau paėjo esam, vaizdai gražūs, prisėsti gerai, pertraukėlė maža ir keliausim toliau. Tiek žinių. Taigi, einam, įveikėm 13 km, kas jau reiškia, nuėjom daugiau nei ketvirtadalį. Iš toliau, nes labai... Nuėjom daugiau jau ketvirtadalį, taigi jausmai geri, kelias kažkoks blogas, akmenukai per padus durę. Matas sako, gerai yra. Taigi, einam toliau, dabar mūsų tikslas Santariškės, einam pro gražų miško keliuką ir susitiksim Santariškėse. Dabar buvo sunkesnė mum atkarpa. Keliavom nuo, paskutinis video buvo prie Žaliųjų ežerų. Keliavom iki čia ir dabar mes praėjo 18 km lygiai. 3 valandas, 8 minutės praėjo. Tai average speed 4,7, bet buvo šiek tiek nesklandumų. Keliaudant link čia mus vedė per vienkiemį, sutikom tokią babutę. Pati babutė šiaip draugiška, faina, šunys ten mus aplojo, bet baisiai jų reikėjo mišku prasieiti. Ten, kur visai šabakštynai, tai reikėjo kirst mišką, kirto mišką, Simas čiurną biškį patempė ir vat man, kas yra, tai mano klubo trauma prasišvietė. Tai klubą biškį skauda, sąnarį klubo, tai nežinau kaip čia bus. Bet suradom soliuką, atėjom iki Santariškių šiknos pačios, viskas normaliai, mišku prasėjom, arimais prasėjom, ten kirtimais prasėjom, sakau, viskas gerai, pasikeičiam kojinę, biškį va, pavalgom slyvų ir bus puikiai. Ačiū. Taigi, sveiki visi, mes dabar pasiekime pusmaratonio atstumą, esame Jeruzalėje. Iš ten, kur pradėjome, grįžome, Kalvarijos ir bandysime eiti toliau ir einam. Laikomės neblogai, biškis skauda pėdas, kojas, bet einam, laikomės, judami priekį. Tai sveiki visi, mes praėjom 26 km, tai jau daugiau nei pusę. Karšta, miške eit buvo daug geriau, nes pavėsis buvo. Dabar eisim link Antakalnio ir už jo.
Nuotaikos dar visai nieko, bet karšta ir pėdos nutrintos ir kaista. Klubas biški man pagerėjo, Simo Achilas irgi, tai tas gerai, pėdos prastai, bet važiuojam, dar turim vilčių, 50 yra. Taigi atėjome iki Antakalnio, dabar kopėm į kalną, kadangi kalnas labai didelis. Mes padarėm pertraukėlę, pasikeitėm kojas, išsiėmėm iš batų, pavėdint, žinot, pravėsint. Dabar biškai atsipalaidavom ir kopsim į kalną, po to žiūrėsim. Palinkėkite sėkmės. Lauk, čia cinematic shots. Bet čia šūdas miškai. Ja. Taigi, sveiki visi. Jau praėjom 34 kilometrus. Jaučiamės sunkiai, bet dabar gražus vaizdai mums gražino sielą į širdis. Praėjom ten ką tik bent 4 milijonus kainuojantį namą. Sodininkai dirba, pjauna žolę, tvora mūrinė aukšta. Pats namas kaip iš senovės, toksai kaip rūmai dvaras, o šiltnamis irgi šakės, kaip iš filmo, toksai tikras stiklinis wow. Dabar sraigtasparnis kažkur skrenda, priėjom kitą namą, irgi 1 milijonų minimaliai, gražus stiklai, driveway visas padarytas. Eik, tu žiūrėk, sraigtasparnis karinis. Neik, parodyk. Aik, savo. Geras. Matęs kažkas? Tai žodžiu, tram 4 km, dabar jau beveik 8 valandas einam. Sunku, pavargę, kojos labai sunkiai. Vandens po biškį pritrūkom, tai varysim kažkur pakeliui nusipirkt. Bet vis dar turim vilčių, manau tikrai praeisim ir dabar mums šitie vaizdai pakėlė sielas. Ačiū labai. Taigi priėjom koks čia Bernardinų sodas, jau kojas ant dabaigimo, yra upė už mūsų, gal reikės atsigaivinti, pagalvosim. Laikomės neblogai, jausmai yra, kad pabaigsim. Laikomės, pakol kas neblogai. Praėjom dabar 38 km per 9 valandas, taigi judėsim toliau. Ieškosim vandens, nes jau pasibaigė ir judėsim į priekį. Tai kaip ir sakė Simas, kad praėjom viskas ok. Vidutinis greitis 4,2 ir sutikom draugą. Prisistatyk į mikrofoną. Paulius, esu Paulius iš P raidės, taip. Ačiū. Taip, mums palaikė kompanija paskutinius porą kilometrų ir judėsim link užupio, užsuksim į parduotuvę. Taip, ir ragausiu abrikosus džiovintus. Ačiū. Taigi, visiškai dasibaigiau, galbūt dar kažkiek pajudėsiu, nes kad ir išsigelbėti reikia, vis tiek reikia daryti iki statelės. Planas nueiti iki Kalvarijų, ten kopimo 70 metrų į viršų. Mane asmeniškai labai gąsdina. Matas yra pasiryžęs dabaigt. Man jau visą kūną skauda, kojas, visur.
pečius nuo kuprinės. Gal dar kažkiek pajudėsiu, bandysiu link Karvalijų kažkiek. Bet nežinia, ar da baigsiu eit, ar jau reikės kviesti autobusą. Bet reikia birolą daryti kaip eini. Jo, bet čia nėra gamtos. Nu, upė yra. Taigi 40 pasiekta, naujas rekordas man. Aš labai dabar stabdau matą, pats greitai nejudu, skauda viską. Aš matą paleisiu, jisai bėgs, jisai nubėgs per greičiau nei 12 valandų. Aš tikiu jo kam geriausio, aš nusirašau. Tai jau 52 000 žingsnių, naujas žingsnių rekordas padarytas, kilometrų 43 ir einu 10 valandų 30 minučių. Sub 12 įmanoma ir kol kas on pace esu, bet kojos, ojojoj, pėdos, kojos nieko, bet pėdos. Ir visas nudegas, ajajaj. Nu jo, tai pėdos labai jaučiasi, tai žiūrėsiu kaip bus. Dar ten į kalną, į kalną gal tas nelabai ką keičia, bet sunkiai. Tai judam toliau, gal kem 6 gal padarysiu. Čekiną. Kem 6 km. 11 valandų 3 minutės. Kiek čia gaunasi? Esu greičiau einu negu tikėtasi, bet dabar sulėtėsiu, nes ką tik 15 sekundžių sprogo puslė dešiniai kojai, taip nemaloniai. Tai jeigu baisiai skauda, tai labai nefainai. Ką pastebėjau, kad vienam eit nuobodu. Ne nuobodu, bet lėčiau laikas eina, nes gaunas, kad tu ką veiki visą laiką, tai žiūri į laikrodį, žiūri, kad kiek praeini. O realiai tu nieko nepraeini. Jau galėtų baigtis. Dar 4 km. Nežinau, blemba, ta puslė. Tikiuosi, kad prasivaikščios ir nebesijaus. Užnutirps. Nežinau, kas ten bus po to tose batose. Bet reikia, 4 km liko. Kaip nors. Tikiu ir kovoju.